Panevėžio Vėžio skulptūrinė kompozicija už senvagės pėsčiųjų tilto Bendruomenių rūmų pašonėje nuo pirmosios jos statybų dienos tarp panevėžiečių įplieskė aršius ginčus. Ką tai reiškia? Koks čia menas, jei apskritai menas? Bet nurimus aistroms garsiai su deramomis iškilmėmis saviškiais tapo ir 3 metaliniai vyriškiai, ir milžiniškas vėžys. Ir ant atokiau stovinčių suoliukų bus malonu tiek senam, tiek jaunam prisėsti. Dar daugiau, Panevėžio vėžys – Šiaulių dovana Panevėžiui, kurią įteikti atvyko pats kaimyninio miesto meras. Kėdėje priklauso Viliui Puronui, ir panevėžiečiui, ir šiauliečiui. Šis žmogus yra išskirtinis tuo, kad jis nuolat ir nuolat pabrėžia miestų istoriją, legendas, padavimus, taip, kad būtų įdomu turistams ir vietiniam gyventojams išgirsti, o kuo tas miestas yra ypatingas. Na, jis, kadangi čia yra Panevėžį gimęs, tai be abejo jo legenda apie Panevėžio miesto pavadinimo kilimą, jam matyt virpėjo ir knirbėjo viduje, kaip to krašto žmogui. Šiauliuose gyvenančio panevėžiečio dizainerio Viliaus Purono išmoniai, tvirtina Šiaulių miesto vadovas, ribos neegzistuoja. Kai kuriuos jo projektus šiauliškiai taip pat sutinka diskusijomis. Geriausi kūriniai sudėti į paties leidžiamas knygas, o geležinė lapė vienareikšmiškai garsina ne tik Šiaulius, bet ir Lietuvą. Noriu pasakyti, kad mes gyvenam labai įdomiu laikotarpiu. Juk įsivaizduokit, Šiauliams 777 metai, o Panevėžiui taip pat jubiliejus 510. Ir mes pagalvojom, kaip būtų gražu. Jūs esate dabar Lietuvos kultūros sostinė. Ir jeigu mes vyresnis broliukas, jaunesniam broliukui dovaną duotumėm. Tokio dalyko dar nebuvo Lietuvos miestų istorijoje. Legenda, kaip atsirado Panevėžys ir Nevėžis, tikros mūsų krašto puošmenos žino net patys mažiausieji, įsitikinęs Vilius Puronas. Ir linkėdamas gimtajam miestui klestėjimo, savojo sumanimo, kuriam realizuoti padedant metalo meistrams prireikė bemaž metų, nesureikšmina. Visų pirma, nedarykim klaidos. Ne aš panevėžietis, gimęs panevėžietis ir su panevėžietiško giliu krauju žmogus dovanojo, bet Šiauliai dovanoja Panevėžiui. Juk šitą kūrinį, kuris panašiai 350 000 kainuoja, šiauliečiai dovanoja veltui. Ir pagamino šitą reikalą iš patriotizmo. Tam, kad mes pasijustumėm, jog esam ta pati Lietuva. Kad Šiauliai ir Panevėžys tai yra du broliukai. Ir kad mūsų miesto vadovai ir mes patys bendrautumėm ir jaustumėm, kaip pulsuoja mūsų kraujas. Ar sulauks atsako dovanos už dovaną vyresnysis brolis? Panevėžio meras sako, esą visko gali nutikti, ypač tarp menininkų. Šiandien svarbu tinkamai priimti artimiausių kaimynų staigmeną, kurios nuolatiniai ekspozicijai kruopščiai ruoštasi. Mes pasitelkėm Panevėžio miesto architektų tarybą į talką. Ir architektų taryba vienbalsiai nutarė, kad šitai dovanai vieta būtent čia pagyvins upės pakrantę ir tokių dar daugiau reikėtų. Skulptūrinės kompozicijos kūrėjas tikina labiausiai trokštas, kad ilgainiui ji taptų funkcionali. Įdomi ne tiek meniniu, kiek visuomeniniu požiūriu. Būtų miestelėnų kasdien tiltų skubančių į darbą, mokyklą, ligoninę, grįžtančių iš pasivaikščiojimų kasdienybės dalis. Kaip tik apie tai galvodamas, net himną Panevėžiui sueiliavęs ir niekam kitam jo atlikti nepatikėjęs. Dainos šios suburti, sujunkime rankas visi.